Tu matai, kas ten vidai daro? Palauk. Antyčka. Nos vemos en Buenos Aires. Keliauju vienas. Lukas išvažiavo anksčiau ir jisai pasiėmė mano bilietus. Nu, aš sen nebeturiu rusakalbę su savim. Neaišku, kaip čia reikės dabar daryti. Geri pizza. Sveiki sugrįžę. Tąnakart mes pabaigėm epizodą prie pat traukinio. Šiandien ir pradėm prie pat traukinio. 14 diena. Esame vis dar Kazakstane ir dar porą dienų tikrai būsim čia. Luks labai susirgo, bet tikiuosi, kad pavyks traukinį išsimiegot gerai ir tada galėsim judėti su kelionė toliau. Hello. Tokia situacija, kad keliauju vienas. Lukas išvažiavo anksčiau ir jisai su savo pasu, aš taip galvoju, kad pasiėmė mano bilietus. Pavyko čia kasoj susitarti labai paprastai, kad man kitus bilietus padarytų. Davai. Tenka keliauti atskirai ir mes su Luku susitiksim tik taip per mano gimtadienį. Place number 4. 4. Ok, thank you. 25 dieną su juo susitiksim. Taip, lauksiu aš jo. Šimkent? Antras traukinys mano būtų atvažiavęs tik 26 dieną. Aš nusprendžiau nešvęsti gimtadienio traukinį, nes ten važiuoja jisai 40 valandų turbūt. Tai nusprendžiau, kad nuvažiuosiu 20 valandų dabar į kitą miestą ir iš ten skrisiu su lėktuvu. Nemezilio šiausim. Nebrangus labai skrydis gavosi, iš čia daug brangiau kažkaip tai, o iš to miesto nebrangus. Tai va, tai aš atskrisiu greičiau ir lauksiu Luko Šimkente. Подукай. Кто это? Вам. Да, bet кто это? С поезда. С поезд? Да, поезд. Поезд. Одноразовый. Зубная щетка, мыло. Окей. Liliana ir Gerardo. Jo. Tai va, susipažinom, aš jam pavertėjavau, kad jam pavyktų nusipirkti bilietus į traukinį, bet irgi čia problema pas juos. Tai va, tai susipažinom, pasikeitėm kontaktais, laukė mūsų Argentinoje, sakė, paruoš labai skanų kepsnį. Nos vemos en Buenos Aires. Gracias. Gracias. 30 valandų. 37, man atrodo. Nu jo. Čia kol visi įsiruoštai, bus reikalų. Спасибо большое. Спасибо большое. До свидания. Tai va, nu tai gerai. Sėkmės ir tau tada. Tai viskas, Lukai, tada palydėti, paskui susisieksim. laipsniai. 25 laipsniai, tai laikrodis 22-23. Čia daugiausiai negu buvo per visas dienas. Pas mus traukinį žmonės įjungė sleep mode, pietų miegas. Visi prigulė miegot. Kitam gale biškį ten žmonės dar valgo. Čia bus mano mini darbo vietelė pasidarau. Nes čia yra kėdė patogi. Pakarpysiu 5 epizodą. Kapitan. Šiaip jaučiuosi daug geriau. Prisišėriau vitaminų, nei mezilio. Ta moteris vaikšto po traukinį. Iš pradžių su vienais drabužiais, paskui su kitais, dabar eina, sako, pižamas. Kai buvom sustoję vienoje iš stočių, internetą 2 kartus buvau pagavęs šito kelionį. Spėjau užsisakyti biškį internetą ir prisiųst 4 filmus. Dabar artėja naktis, jaučiu, kad 1, gal net 2 pavyks peržiūrėti. Sustojo traukinys dabar miestelį, antrą kartą sustojo 10 minučių. Eina va žmogus, tikrina kažką tai viso traukinio ratus gal. Labas rytas. Jaučiuosi geriau negu vakar tikrai.
bet nėra įspūdinga savijauta. Kietai gan miegojau. Išmiegojau, man atrodo, apie 7 ar 8 valandas. Čia pardavinėja moteriškės maistą. Nusipirkau 4 koldūnus, vieną čeburėką. Čeburėkas yra su bulvėm, koldūnai yra su mėsa. Pasimas, 3 PM sako. Duok, sakau tik tai. Turim su sasiska bandalą vieną. So. Labas rytas. Po 22 valandų išlipau iš traukinio. Dabar 11 km eisiu per miestą. Turbūt peškom pereisiu gal iki oro uosto. Dabar jau ryte tai mane čia ir vieni, ir kiti kalbino. O tas ir įdomumas, kaip ir jie sako, platskartė važiuoja, tai sako, su visais pabendrauja. O kai sako, kupai važiuoja, tai užsidarė savo vagonę sėdi ir nieko nematai. Štai, Uralo upė čia yra. Aš dabar esu Azijai, pereisiu atgal į Europą. Kažką pagavo. Prie upės koksai gražus paminklas. Kokio grožio. McDonald's, AM Cafe. Susipažinkit su kainom Kazakstane. 95 benzas kainuoja čia 2,93, tai yra 52 centai euro. Ir dizelis kainuoja 3,24, tai yra 61 euro centas. Ką manot? Nu, bet pas juos ir atlyginimas, sakė, $500 gal. 11 valandų dar liko. Biškiau atsiboda. Nėra kur čia vaikščioti, nugarą jau pradeda skaudėti nuo to sėdėjimo, gulėjimo. Eina iki pardės, matau, dirba. Makaronų visokių parduoda. Кто это? Это с мясом. С мясом? Да. И here? Картошка. Картошка? Один this and один that. That's it. Here. Thank you. Nelabai žinau, su kuo šitas, bet sužinosim. Su džemu, bet ne su džemu kažkoks. Ir su mėsa, ir su bulvėm kažkokiam. Rodo dar. Tiek pat, traukime 9 valandas. Suradau Wi-Fi. Negi traukinys turi Wi-Fi. Bet įsijungiu jį. Ir tada žiūriu, kad webe yra jų svetainė, kur yra tiesiog nemokamų dalykų. Filmai, problema, kad jie visi yra Kazakstanų kalba arba gal rusų, neleidžia kalbos pakeisti. Bet yra žaidimai. Va, vietoj Flappy Birdo vadinasi Clumsy Bird. Oi. Oi, čia blogai. O, išsilijo visai. Einam į lėktuvą. Kamerą žiūrėk, mindaugai į kamerą žiūrėk. Skrendu pas Luką. Pasitiksiu jį paskui naktį. Geležinkelio stotį. Šimkento mieste. Čiau. 400 000 gyventojų atvažiuoja oro uostą. Oro uostas mažesnis negu Karmėlavos. Vienas tik tai išėjimas į lauką. Sako, kad jiems skrydžiai labai brangu yra. Tai dėl to visi važiuoja traukiniais daugiausiai. Ir aplamai jie mažai kur važiuoja. Kiek su žmonėm pakalbėjau traukinį, tai jie tokie sėslus, sėdi namuose. Jeigu reikia kažkur važiuoja su traukiniu, kaip sutikau žmonės, kurie važiuoja 1000 km, 10 žmonių, jie važiuoja į vestuvės, pavyzdžiui, ten savaitgaliai, paskui grįžta su traukiniu. Танцевать? Таксовать. Угу. На пенсию вышел месяц назад. Первая пенсия.
Понял, да? Ну. 60? 63. Да. Да. Пенсия. А, пенсия. Понимаю. А вот еще отдыхаю. Понял? Да. Что понял? The пенсия in 1 year. Per ilgai biškai važiuot. Galvau, kažkaip bus daugiau ką pamatyti, su ką pabendrauti. Ką, laukia 2 valandų skrydis. Atskrisiu vakare apie 7. Lukas atvažiuos su traukiniu. Tai 7 atskrendu, jisai 1 nakties maždaug atvažiuos, tai šiaip pasirinksiu. Dėlė, kur atėjo, nu taip alkoholių neaukia. Alkoholių tokia nešvara, aš taip galiu išsėdėti kokią 10 minučių. Po to supykina. Ir taip, kur vakar buvau, tai užimta. Nu, čia turėtų Lukas atvažiuoti šitų traukinių. Lauksim išlipant. Nu, tik aš nieko nepaliekam. Va, bičias, išlipa mano. Nu? Viskas gerai, bet žiauriai blogai jaučiuosi vėl, žinok. Rimtai. Jo, žiauriai. Siflema. Ir oro nėra, ir tai nieks netidaro to lango, blemba. Nu jo, čia pas mus irgi tas pats buvo. Nu, 2 paras per daug. Labai užpa, nevalos. Norėjau klausti, ar neužsipa. Pavalgyt gal, ne? Norėsi? Ne, žinok, aš nenoriu nieko, aš miegot noriu. O tai nenori valgyti? Ne. Tai pavalgęs kažką tai? Nu, blemba, nežinau, bet aš neturiu apetito, žinok. Gerai. O tu nakvoji tame, ten kur visos lovos viename, ne? Jo. Tai kaip sekės ten? Gerai, žmonės labai kalbino paskui šiandien, tai vieni mane pasikeičia, kiti pasikeičia. Jo. Kalbina ir vieni, ir kiti, tai... Mane bandė kalbint, bet nei vienas žmogus nesutikau, kuris kalbėtų angliškai, žinai. Jo. 400. Jau po 12, tai 25 kovo. Tai tėčia gimtadienis jau. Sveikinu. Ačiū. Kol kas dar nieko neturiu. Nereikia. Gerai, kad tu saugus atvažiavai man. Iš pradžių, kol buvo pačias pirmas ten 10 minučių internetas, tai su močiute per translatas pasišnekėjau, pasakydavau aš jai kažką, bet po to, kadangi ryšio čia nebuvo, 95% laiko, tai su nieko ir nepakalbėjau net. Aha. Tai reikėjo tau parsižinti rusų žodyną. Ne, nespėjau. Atrodo, visai naujas. Tai atvažiavau 9 val. Vakare, sako, jūsų kambarys dar neparuoštas, dabar ruoštas tam kaip tik. Tai laukiu valandos kokią. Bet paskui tai sako, užlūžo booking sistema, kas užsisakinėjo. Ir dabar sako, ateina visi žmonės, tai sako, ne kas čia bardakas. Oho. O. Yra tokių ženklų, kad naujas viešbutis dar ant mapsų nepažymėtas visiškai. Čia dabar pusryčias irgi atėjom, peilių nėra. Kad sviestą užteptą dašelės pasipjausit, tik tai iš šakutės ir šaukštai. Čia daug kas blogai. Sausainiai prie kiaušinienės padėkė. Na jau, ten įsipilt arbatos, tai ta mergaitė atsivis ant dažas, pažiūrė veidrodėlį. Na, duonelė kokia graži. Su antspaudais. Išėjau vienas, kadangi Lukas sirguliuoja, nori pailsėti biškį, tai teks vienam praleisti šiandien dieną. Pasidarė savo. А я в Кингербар. Добрый день, жители и гости города Шымкент. Добро пожаловать. Dabar pažalavai. Pasipuošus eina, kad visų lasdelė, bet kad gražiai atrodytų. Čia yra ne medus, čia yra riebalai. Žąsų riebalai, žuvies riebalai. Nesiūlo labai jie čia. Nes kaip būsim pamatysit Uzbekistane, tai Taškente, ten nueisim gal į turgų, tai ten belė kaip ten siūlo visi ten. O čia kažkaip dar ne vienas nieko nepasiūlė, praeina žmonės. Moteriškę užkalbinom, pardavinėjo čia varškę. Sakau, kas čia, kaip atrodo, kaip pyragas kažkoks. Čia yra varškė su cukrum. Pieną maišo su cukrum ir verda 8 valandas.
verda, kol gaunasi va toks darinys. Nu va, nepriklausomybės aikštė. Gražiai parkas sutvarkytas. Tai va, tai Kazakstano Šimkento miestas, milijonas gyventojų gyvena. Bandžiau žiūrėti senamiestį, niekaip nerodo man. Įsivedžiau į ChatGPT, tai sako, kad senamiesčio jis neturi. Turi tik tai išlikusią vieną citadelę, o šiaip sovietinis miestas, jisai prekybos miestas buvo, tai senamiesčio nėra. Tai eisime iki citadelės, bet va, koksai grožis tenai toli matosi. O va čia yra ta citadelė, kažkokia tai, čia biški iš viršaus taip matosi, eisim pažiūrėsim į vidų. Na va, čia remontų užsiema pilnai. Bet sienos tai naujai pastatytos, kaip matau čia. Va, jurtos gražios. Va, visas Šimkento senamiestis. O tiek liko iš jų tik tai. O čia sienos tai visos naujai pastatytos. Tikros patrankos. Pirmai jau pro šitas, tai jos visos iš cemento padarytos. Galvoju, nu vapšė. Bet čia tikros, bet kokia trumpa, pažiūrėkit, patranka. Visos tai normalios kažkaip, o šita trumputė visai. Ir pas jos visur akcentuojama, kad tai buvo prekybiniai keliai, parnugariais. Į priekį ir atgal visur kažkas kažką vežė, prekiavo, nešė. Mane paliko viešbutį, išėjo jis po Šimkento apylinkės pasivaikščioti, grįžo va dabar po 4 valandas, kažkur buvo išėjęs, man rodos, su pusė. Tai šiandien prasigydau, o ryt jau keliausim. Labai įdomi situacija su šitą viešbučiu. Kažkas atrakina duris, vakar kai gulėjau 11:30, atidaro duris ir uždaro. Tai aš staigiai apsirengiau, išeinu, stovi mergina, sakau, čia jūs buvot užėjus? Ne, čia tipo vaikinas atėjęs iš apačio, žinai. Nu gerai, sakau, aš galvoju, gal čia jūs atrakinot man duris su savo kortelę. Nu tipo, jinai tokia išsigandus, ne, rusiškai. Šiandien išėjo tėtis, aš ten irgi gulėjau. Galvoju, gal tėtis kažką pamiršo, atidaro duris ir iškart uždaro. Aš taip apsirengęs buvau, iškart išėjau, žinai, vyriškis toks stovi, pasimetęs, žiūri į tą kambarį. You just open the door? Žiūri į tą numerį, sako, yeah, wrong number. Sakau, vala, give me your card. Paėmiau šio kortelę, pridėjau prie savo durų, atsidaro. Nu gerai, galvoju, nieko nesakiau, uždariau duris ir užrakinau, tiesiog nes galima ten iš vidaus. Dirba servisai, plovyklos, dirba per visą naktį. 24/7, šiaip geras, jo. Ne, Lukas jau jaučiasi neblogai ganėtinai. Sloga dar yra, kartais atsikoščiu, bet palyginus tai 100 kartų geriau. Tai va, o mes apie tos korteles durų į receptioną nueinu ir sakau mergaitiai. Sakau, atsitiko taip, kad atrakino vakar, atrakino šiandien. Negali būti, negali patikėti. Nu, sakau, jūs patikrinkit sistemą. Dabar Bakūras dirbo receptionė, vėl tą patį pasakiau. Tai jisai sako, čia turbūt atėjo buvo darbuotojai iš mūsų. Nu, nesakau, svečias atėjo. Nu, jis atsiprašinėja, aišku, bet sakau, tai jūs ištaisykit tą sistemą, sakau, pasakykit kažkam tai. Prieš 5 epizodus kažkas parašė komentaruose, kaip apskritai nusprendėjai valgyti salotas prieš maistą, kas privertė tokį protingą sprendimą priimti. Perskaičiau knygą Gliukozės revoliucija prieš metus, daugiau negu prieš metus. Numečiau kokius 7 kilus, vat šiaip gyvenant įprastai, valgant viską. Vienu žodžiu, valgai daržovės prieš maistą, ryte, per pietus, vakare ir iš karto gali valgyti, ką nori. Ta prasme, nesvarbu. Svarbu, pirma ląsteliena ten susivalgo, žinai. Prie šito labai pripratau ir kažkaip man labai trūksta, jokio nėra. Visą laiką ieškau, kad ir va kelioniai. Man norisi tų salotų dabar, taip man jau skanu, žinai, pasidarė. Man tai salotas skanu, tiesiog pačiam gamintis tai žiauriai užtrunka, tai pats nesigaminu, bet šiaip, kad jeigu valgai, tai valgomės. Nu, pas mane veršiuks su grybais ir ryžiais ir truputį daržovių dar papildomai. O pas tėtį galingas mutavęs jautis su dideliais kiaušiniais vadinamom bulvėm. Ar tikrai jautis? Tai ne jautėmiai? Ne. O ką jamiai? Arklys. Arklys? Arklėna čia. Arklys tai? Mano veršiena buvo skani, viskas su jie gerai. Kaip tavo arklidės? Pradžioje galvojau, gal sausas, bet jaučiu, kad viskas gerai. Suvalgė? Jo, skaniai padaryta. Viešbutį kieme kokie. Pulaukiai. Ohoho. Čia aš tavai lauke, bet žinot, apsirengę kaip visą laiką. Kaip prie 5 laipsnių, taip prie 27 laipsnių.
Hello. Slidinėt valat? Nesakau. Iš Uzbekistaną. O tai ten slidinėsit? Nu, nesakau. Čia taip pat. Keliaujam. Mes iš Europos, sakau, varėm, žinai. Попробуем остановить машину на автостраде там. Может, кто-нибудь возьмет нас? Я отвезу, если на деньги договоримся. Kas sako? Sako, aš jūs galiu atvežti, jeigu susitarsim kainą. До границы могу отвезти. 1000, ne? 20 eurų. 25 тысяч возьмет. Куда? Pabandom tada autostopu nuvažiuoti iki Uzbekistano. Ten, man atrodo, nebus daug. Ten nedaug, bet tai važiuojam. Gerai. Žmonės tiesiog laukia, kol jam atsiras darbo? Nu, ta prasme, jie čia ateina ryte ir laukia, atvažiuoja mašinas, sustoja ir sako, man reikia 2 ten vyrų, pavyzdžiui. Geras. Bet taigi patogu, žinai. Ты на Афганистан едете, что ли? Но думаем поехать туда, да. Зачем туда поехать? Там война же идет. Если по делам, Да. все равно надо ехать. Если по делам. А если по туристу, не советую. Nu, bet tai čia jų nuomonė, yra, aišku. Nu va, kiek kebros eina per sieną. Kazakhstan Respublikasi. Šiaip net nežiūrėjo į mūsų pasus. Na, aš gal net pažiūrės. Čia tai tiesiog sako, eikit. Eikit, jo. Jo, tai užmetai, kiek žmonės daiktų prisikrauja ant mašiną. Viską, terbas, bagažinė atidaryta ir ant palečių dar. Ką darom? Ne, kol kas tai nereikia dar kol kas. Нет, спасибо, еще. Сим-карта надо, сим-карта. Пройдемся немножко. Такие узбеки килы, что ли? А, jau, čia. Не taip kaip... Нет, спасибо. Нет. Ну да. Tai tokia pribėga prie mano akių, atrodo, žinai. Toks reikia. Važiuojam. Net. Nu tai va, viskas, mes Uzbekistane, praėjom sieną. Taip. Jeigu filmuoju, tikiuosi, kad... Nu, spasiba. Dabar dar labiau neturistas esu, dabar tikrai nieks nesiūlys į taksą. Nu ja, nežinau, net dabar yra variantas eit čia keliu. Kažkur pereiti kitą gatvės pusę. Ir... 7 kilai. Taškent, yes. Tai autobusas kainavo 12 euro centų. Žmogui. Yeah. Koks įdomus šviesoforo žmogeliukas, kai būna žalia, tai jis eina. Nėra, kad tiesiog stovi ir žalia dega, bet atrodo, kaip jis eina. Dar tokio nemačiau. Čia kiemas. Gyvena, žaidžia. Kiek kažkai kilometrų būtų iki Lietuvos dabar jau? O, kaip gerai atrodo. Mečetė. O, careful. Nors karšta, bet gaivu visai dar. Tai čia vasarą jaučiu švis kosmosėlis būna su oru. Oi. Dabar klausimas, kodėl čia ta žolė nuskusta padėjo ant kelelio. Irgi neaišku. Pažiūrėkit, stulpai kokie tvarkingi. Kaip živakidės kokios tvarkingos. Bet tai, kad ir šitie namai labai nauji atrodo. Čia, nu tai vėlia kaip gerai atrodo, tu pažiūrėk juos. Norėčiau va tokį įėjimą į namus savo. Įspūdingai atrodo. Tu pažiūrėk, čia stovas koks mažiukas. Mickey Mouse'as prie tų durų. Čia yra islamų civilizacijos centras. Skečiai, kad apdengtų jūs. Tie iškilimai, įdubimai visi padaryti irgi. Kosmosainis. Kosmosanienas. Bet sako, kaip čia gražiai viskas atrodo. Nereikia tau turubumą.
O pasimentus 300 kamerą praktiškai ant viršaus yra. Įdomiai. Google Maps nerodo, kad joks metro važiuoja niekur. Jokios informacijos nėra. Gerai, čia bent mašinas, ne kaip turkai, praleidžia. Matau. Platus tie metro tuneliai tokie, gaivus. Ne taip karšta kaip plaukia. Mes mirda. Tvarkinga. Koks medis. Jau tokį senai mačiau. Laminatas. O ką čia prižiūri, įdomu moteriškė. Kad nesugestų, liftas yra atskiras žmogus. Kietai. Kiekvienas stotis yra vis kitokio grožio padaryta. Tai bus matyti kitoj stoteliai. Turistės. Very full. Full. English. Lithuanian. Spanish. No? Espanol. Nu, все, nebeturiu rusakalbio su savim. Neaišku, kaip čia reikės dabar daryti. Blema, žiauri pilni metruškės. Daliova. Nu, matai, kokia čia stotis šitą tokia. Na, skiriasi truputį. Kai kurie žmonės tai čia pilis turi. Padarytas toks didelis paveikslas. Vartai gigantiniai irgi. Ta prasme, toks jausmas, kad daro, kad su fūra galėtum įvažiuoti. Nu, arba čia vartai irgi. Va čia rankina. Iki va ten. Šiauriai aukštai. Duris kokio dydžio ten. Vartai tipo. Gal kada nors šeštam gyvenime. Mūsų artelitas. Va šitas. Доллар будет платить? Картой можно? Можно наличкой. Наличкой, а если долларами буду платить, как сдачу дадите долларами? Если 100 долларов. Суммы тоже дать. Galiu doleriais mokėti šiam, tai gerai, nu, jie atiduos grąžą, tai jų pinigai, žinai. Tai 2 naktis imam čia. Nu. Palauk tada. Pasižiūrėsiu kreitį. Nu ką, veikia. Imam, 2 naktim tada, ne? Tai va, dar aplaudą pažiūriu, praeina. Gerai. Хорошо, тогда вам долларом. Nu va, toks kiemuks su viešbučio. Bet ir antram aukštą, man atrodo, jie turi. Eini tokia gatvelė, oras geras, visai net jauku eiti. Žolytė iš abiejų pusių. Yra medeliai, baltais lapukais žydi. Nu, metro stotis tai gražios, tikrai, aš tai galiu pasakyti. Bet ir belia kiek žmonių. Prasme, tiek patys metro belia kaip pilni, tiek ir čia visur kamščiai vaikščiatų. Kiekviena stotis realiai visiškai kaip kita vieta. Tai kitas mini pasaulis, nes net suoliukai, jie tokie, bet galvoju ant grybukus sėdi žmonės. Dabar eisim iki parko, kur kažkada, berods, buvo atrakcionų parkas ir ten turėtų būti išlikę apleisti atrakcionai. Nu tai va, tiesiog neveikiantis. Ir ten ta vieta... What the fuck, kokios durys. Kaip pistelė.
Ir ten ta vieta tokia, tėtis irgi vaikšto, kaip gražiai sako, kaip į kitą pasaulį atskridom, sako. Žiūrėk, viskas sutvarkyta gražiai. Belekai gražiai, aš tik sutinku. Sutvarkyta, viskas. Gal kažkada būsimas prezidentas bus koks. Sakysiu, žinau, mačiau kaip fotkinos vestuvėse. Azimuts. Oras tobulas. Tai Taškentlandas. Apleistas atrakcionų parkas. Na, bent jau taip vadinasi. Tai mes negalime į Taškentlandą nueit? Ai. Taip pat čia kainuoja įėjimas atmosfera. Nu, vas veiks atvykęs. Nu, kodėl čia yra uždaryta? Tai gal čia galima eiti ir viskas? Vartai tai kuo pilniausiai atidaryti? Parkas nedirba, sako. Tik tai Gretimas dirba, Japonų parkas. Japonų, ne? Antyčka. Vietų. Antačka. Čia rezortas kažkoks tai vat. Šiako rožiniai medeliai. Tai mums čia nėra ko neįt dabar į tą Japonų sodą. Sai man ten nueisiu. Čia bus ką takas kažkoks tai ten. Matosi tie amerikietiški kalneliai. Čia dar, bet čia jau labiau pagrindinis įėjimas. Taškentland. Eina per visą parkelį, įlipti tokį. Įlipi ir pravažiuoji. Imsim vestuvinio plovo. Vestuvinę? Kodėl vestuvinę? Nežinau, jis ten atrodo daugiausiai visko turi, jeigu neklystu. Pažiūrėsim. Tai čia šitoj vietoj per dieną iškepa 5 tonas plovo. Tik tai? 5 tonas. O tokių vietų yra, žiūrėjau, ten gal 5-6 čia Taškente. Jo. Ai, važiuok kaip pečius ir kaip jisai dabar duoną prilipina prie sienų. Lenda į vidų. Ai, geras, ne? Didžiukas į krosnį lenda. Nu. Ir lipina ant sienų, žinai, bandelės. Geras. Noriu pasakyti, čia tam plovą kepa? Taip. Tai ryte, man atrodo, jie čia kepa, gal žinai. O čia, žiūrėk, čia kepa uždengtas jisai. Nu, čia mažesnis toks jau truputį. Nu. Gal šiandien klientų mažiau? Nu, gal ryte kepa, žinai, kai rytinė pamaina būna, gal... Kietai. Oi. Nu, po 4 dienų pertraukos, tai jau ir ką veik čia vaikščioti? Nu, aš įsivaizduoju tau. Lėkščių siena pavadinta. Fotkinas. Damos. Oho. Atnešiu iš pradžių šito, tai Insta, čia per kelias minutės, sultis irgi iš karto, bandutė irgi iš karto. Tiek maisto, šiaip labai gerai atrodo tas plovas, nemeluosiu. Bus persivalgyta 100%. Kainos įsiverčiau, plovas, čia pilnas komplektas. Komplektas tai šitas, kad įeitų. 4,5 euro pilnas komplektas, nepilnas komplektas ant 3,5 euro žodžiu, už tą plovą. Salotos irgi, man atrodo 4 eurai, gal pigiau net. Tos tai iš vis ten gal 2,5 euro, čia man atrodo 4 eurai, o sultis nežinia. Skanaus. Gaila, kad tą plovą iš karto atnešė, blem, atšaltis eičiau. Jo. Ar gyventume Kazakstane, kur buvom? Jokiais būdais. Kaip išvažiavam iš ten, čia atvažiavam, nu, kaip kitam pasaulyje mes čia. Mes čia rojui esam. Nu, bet dabar nelygink. Įsivaizduok, kad dabar esam Kazakstano pasienį. Gerai, mes dar ne čia. Vis tiek ne. Bet, nu, šiaip tai miestai apie nieką, kur mes buvom, purvini. Man Kazakstanas jau paliko visiškai blogą įspūdį. Kai tas atėjo taksistas, kur už kem $6 vežė mus iki miesto. Antro moteris, kur viešbuti Viktorija. Jo. Ten, nu, ant kiek faina. Labai. Ir paskui visi kiti žmonės, nu, labai, ta prasme, mes tik ant to vieno užkliuvom, to pasieniečio. Gyvent negyvenčiau, pravažiuot irgi tingėčiau, nes labai didelis. Būtų įdomu dar aplankyti sostinę, nes visiškai kitam gale. Agurkų pomidorų salotos, paprastos, bet užpilta yra granatų sulčių. Labai skanu. Mes paragavom kupranugariaus, arklio. Rinksim geriausią šalį. Maisto. Kol kas tavo Gruzija, na? Jo. Žodžiu. Tai su viskuo.
Skanus ir tavo. Ir su keltu, ir su viešbučiais, ir su traukiniais, ir su tėčio lėktuvais, ir su viešbučiais. Tai apie 730. Kažką. Grubiai pridėjau vakarėje tą 20, nes nežinau kiek, bet... 9 iki 10. 4? Maistas? Jo. Taip, aš lygiai maistas. Va, ką tu galvoji? Šiaip skaičiu pasakyti. Žiūrėjau, viską suvalgėm. Taigi man skanu, man 9. Tai net bulka labai skaidi, bet tiesiog netelpa jau. Galėčiau turbūt duoti tiek pat. 9. Tai žodžiu, jeigu būsit Uzbekistane, yra tokia vieta, kur už tėčio matosi Beško zonų. Kadangi oras atšilo, čia valgysim ledų. Geri nors? Jo. Kaip ir Eifelio bokštas. Reikėtų žinot laiką, ar būtų galima paleisti, kai būna filmuoja TikToką, paleidžia strėlę ir užsidega, tipo, žinai. Pasikeitė iš mirgančių lempučių į savo vėliavą. Jobonį. Atvarėm jį į parką, kuriam sakė, kad gražu naktį. Net į parką reikia praeiti pro magnetinius šitus. Mano nepopuliaria nuomonė, man atrodo, kad šitam parke naktį nieko gero. Nu tai čia visai vaibas, va čia, vat, šitoj vietoj visai vaibas. Bet daugiau tai čia yra gražiai apšviestas parkas, faktas. Tai jeigu nori naktį turėti pikniką, tikrai gali tą padaryti va čia. Galima tenisą pažaisti. Nu, fainai. O tai čia nemokamai? Dažniausiai būna sulindus į viršų, žinai. Lietuvoje net 1000 nebuvo. Ateis prašyti pinigų jau. Zdrastai. Need to pay, yeah? 50 cent. 50 cent. Mes tai net grinu. 50 centų turi? How much is 50 cent in your money? 5,000 so. 5,000. Nu palauk, aš išsiversiu. Ai, 5,000 tai 3,5 centai yra. Jo. Okay, so if I give this 5,000, he can hit as well? One that 5,000 Yeah. доллар да $40. Один удар 5,000. 5000. Все хорошо. Tai vienas smūgis 5. Spasiba. Oi, bet koks. Žinai, dažniausiai būna padėta. Kriaušė užlenkta. Kriaušė užlenkta ir tu turi susimokėti, kad ranka, žinau, matau, atkabintą kriaušę gal paliko, kažkas susimokėjo ir paliko, žinai. Vienas smūgis 35 centai. Gerai, šitas. Neblogas. Ir aš pradžią galvojau, kad čia eisim ir čia parkas apie nieką bus, bet tu pažiūrėk, kokia pilis. Čia Disneylandas. Taip stebina šitas miestas, o ne? Jo. Žiūrėk, čia kažkokie atsisėdė. Turbūt tave veža kažkur, ne? Čia tai turbūt bus Vieras. Jo, Vieras. Kas tas Jaras? Vieras. Ai, su akiniais tais? Jo. Aš galvoju, kad tik Dubai tokie vaizdai būna visoje gražus. Kur Dubajų? Azerbaidžane matėm, kaip plaukė. Nu, Azerbaidžanas, nu gerai, man jau tada supratau, žinai. Tu matai, kas ten vidai daros? Kaip taip įmanoma čia? Ai, tai va ziplainas. Jo, tai čia ziplai... Ne, tai čia nemokama, aišku, čia... Nemokama pasivaikščioti, mokamas... Ziplainų varo. Geras. Tu juokauji. Aš negaliu patikėti, žinokit. Aš negaliu patikėti, kur aš tai jau vaikštantis disko žmogus. Žinoma, šitų daug yra visokių žaidimukų. Pažiūrėk čia per vidurį su ta valtele. Nu čia tai visiškas būtų jau ekskliuzyvas su ta valtele praplaukti. Ten, kodėl pilna žmonių. Matau, kad belikiek. Big Benas. Popkorniukais ir vatyta pakvipimas. Pasijautė. O, ir traukinys dar važiuoja. Jo, ir traukinukas važiuoja kaip Megui. Gal čia tas iš Megos ir atvažiavo? Luko nuotaika pasikeitė iš karto, kai iš vieno parko atėjo į kitą. Tu pabėlė kaip? Nufotkinsi mane prie ryklio. Tai aišku. Žiūrėk, dar vienas disko žmogus, bet šitas kitoks. Šitas labiau spindi. Šitas geras. Matai, jam nuo tų šviesų atsispindi labai. Jo. Kaip gliučina iš tikro. Ne, man tai didžiausias kosmosas, kad tu čia gali tiesiog nesusimokėjęs jį. Praleist laiką, ne, ateit. Nu. Kaip tau, Lukai?
Gerai? Jo, gerai. Užkabinai dabar apsimintim, kad kavos, tai visai nori kavos. Aš irgi apie ją galvoju, žinau, kažkaip tai. Tik reikia surasti, kur gerą padaro. Ai, čia su tuo ziplainu atvyk. Atvaro čia. O tai pala, ateik, pažiūrim, ką tie žmonės čia visi žiūri. Ko mums reikia, ne? Nebiški dopamino. Ta prasme, jo, nes tokie, kai vaikai dabar vaikštam, tokie ir wow, kaip fainai. Mes 5 dienas dykumoje buvom. Nu, mes nematėm normalių žmonių. Kalbėjom irgi, kad žmonės ir pasipuošę, ir tikrai gražus čia žmonės. Nu, jau visai kiti bruožai žmonių. Taip, taip. Ai, čia rimtai kažkas bus pasirodymas jaučiu. Ziplainas. Čia gal fontanai bus kokie? O ko jums ne Dubajus? O įsivaizduoji, kaip kietai dabar yra su to ziplainu varyti. Praktiškai Disneylande, nors čia nemokamas parkas. Aišku, čia copyrightas, tai aš biškį šneku ant viršaus ir karpysiu daug. Kelintą čia valandą prasidėjo? 9. Nu, nepasakyčiau, kad čia Uzbekistanas. Wow! Geras. Super, super. Dar antrą dainą leis. Už kapučino, už kitą kapučino, smokėjau 60 k, yra 4 eurai už 2 kavą. Nu tai gerai, po 2 eurus kavą, sakykime, dar. Ne pirmą kartą, ką pastebiu, tai labai patogus yra atsigėrimo ta vieta, nes labai siauras prabėgimas ir užsikimšimas, va, yra su šitu šone atsilaisini. Jo. Pist. Ir užsikimš. Biški lašą, matai? Va, koks vaizdas. Čia pagalvės sudėtos, pagalvės ir neonais praskirta. Žiūrė, taigi čia tas. Šitas bičias, man atrodo, kad jis iš TikToko tas, kur mėsą pjausto laimingas visą laiką. Žiūrėk, man visur matai, fotkinas visi su juo. Hello. Va, šitas CZN Burak pasirodo. Pasirodo, čia restoranas, jis darydavo tokius videkus. Ir dar daro dabar. Nu tai ką mano parazitai mėly už ekranų, kurie žiūrit. Ačiū, kad žiūrėjot šitą epizodą. Ačiū, kad žiūrėjot šitą epizodą. Esame Uzbekistane, dar vieną dieną mes čia praleisime, tai kitame epizode susitiksime mes. Ryt iš ryto, nebent dabar pamatysiu kažką labai įspūdingo. Bet jeigu nenukatinsi, tai reiškia viskas. Neparazitaukit. Kodėl tu juos parazitais pavadinai? Ir mes neparazituojam nieko, mes labai gražiai elgiamės, jeigu ką visur. Nu taigi mažybinė forma, mielai. Parazituks, nu. Miliam, įsižeis kas nors gali. Tai pamirškit komentuoti, tikrai perskaitau komentarus, nes nekomentuojat. Matau, kad nekomentuojat. Ja, ruskiai, on angliškai. Nebent pasiskundžiat kom nors. Bet dabar, jeigu šitam kely nieko įdomaus nenutiks. Да. Он делает видеофильмы там. My name is Dilshot. My name is Dilshot. Dilshot? What's your name? Lucas. Lucas? Lucas, Lukas. Bum. Vidury tilto stovi. Nu. Bičias. Pažiūrėk. Oho, kaip čia viskas vyksta. Nu. Nu, važiuokit į Uzbekistaną. Tikrai. O kaip net gatvelės fainai apšviestas. Nu, tai prie tokio gražaus apšvietimo ir mano cacalelės užsėdintys už tų monitorių, ekranų ar televizorių. Noriu atsveikinti su jumis ir padėkoti, kad žiūrėjote šitą epizodą. Susimatysime mes kitame. Čiau! Uzbekistan.